Palikau dviratį ten prie parduotuvės, kur pietavau. Beklausiu ten, sakau, čia galiu aš čia palikti. Sakau, gerai, tam maždaug pažiūrėsim kažką. O ten dar prarakinau, nežinau, pasiėmiau kažkokius svarbesnius daiktus. Tai jo, dabar einu į taką. Tokia pradžia. Šiek tiek molėta. Kokie bambukai. Wow. Gal čia net ne bambukai, nežinau, jie kažkaip turbūt kitai vadinas, bet... Ten beždžionė valgo kažką. Įdomiai taip su uodega prisilaiko. Ir skabo lapus. Dar kriaustinis būna. Stunda taip neilkingai. Zykiuosi. Baisiai nelis, bet greičiausiai čia įprasta, nežinau. Bus kaip vakar potvynis. Neblogas takelis. Nu jo, čia ir be lietaus galima išsidrėbti. Čia kaip pradėtų lyti, iš vis čia upė plauktų. Mano batai tokie irgi dar. Nepasiėmiau ten kažkokių apdangalų. Nežinau, ar jie padėtų, bet čia realiai kokių botų reiktų. Biškį išsidrėbiau, bet nebaisiai žiauriai. Bet jo, galvoju, gal reikia atgal pabandyti. Ir gal tada kitą dieną ar kažkaip. Čia taip pritemo, kad net keista, sunku atpažinti. Kyla vėjas pabiškį. Gal jau to ir lietus prasidės. Nu jo, prasideda. Nu, bet pamačiau beždžionės. Tai dabar reikia sugalvoti, ar pakankamai pamačiau, ar dar kažką noriu čia pamatyti. Ieškau, kur čia pernakvot. Kažkokia lyg buvau matęs mokyklą ten seniau, nu kažkokią tokią panašią, tai bandžiau grįžti, bet žiūriu kažkaip gal tolokai. Čia šitą dar buvau apžiūrėjęs, kur va po kairę. Bet kažkokia irgi, nu, nežinau. Ten ta prasme laukia, bet tokia nebaisiai jaukiai kažkokia. Arba jo, ten dar dabar dešinę pavažiuosiu kažką, pažiūrėsiu, gal ten kažkas bus. Klausinėsiu. Galima gal kažkur ten ir susimokėti ir nakvoti, jeigu ten tokių šis yra variantų. Gražus voratinkliai.
Nežinau, ar matosi ant laidų. Yra tokių vietų, bet kaip nei čia prisiskambinti, nei mygtuko, nei ko. Tai dar kažkokią pabandysiu, kaip jie sakė. Čia toks fainas keliukas. Kažkur aš čia važinėjau, biškiai į šoną, bet visai smagus. Šitie turi ir skambutį, ir telefonų numerį. Pabandyti skambutį. Nieko jie ten nei nekelia, aišku, man gal ir internetas ne visai veikia. Bet į durų skambučius neatsiliepia. Čia kažkokį kitą dar bandžiau. Bet tai visi tiesiog sako, ai, nueik maždaug pas kitą. Ir tiek. Bien. Žodžiu, čia ieškojau, kur apsistot. Nieks nepriėmė ten iš tų vietų. Ta prasme, tiesiog uždaryta ir neįmanoma susisiekti. Arba ten net nėra to, kas žemėlapį parodyti ir tada ten sako, įvažiuok kitur. Tai čia tada kažkokį tiesiog ir galvoju, tai šalia tipo parodė ar kaip ten. Tai tiesiog į gretimą namą vos neužsukau, paklausiau, ten buvo tokie berniukai kažką ten, žodžiu, kažkaip čia, kaip ir, sako gerai, jeigu tik nori, čia tai, žodžiu, ant lauke, tokiam kaip aikštelį parkingė, už tvoros pasistačiau palapinę, tai va, visai gerai, tada rytoj turbūt planas vėl pabandysiu, nes šiandien nepraėjau visą, tai gal praeit tą visą taką, galbūt dar pamatyti beždžionių, bet nežinau, jei pavyks. Ir jo, tada turbūt jau judėsiu biškį toliau, tai tokį miestelį. Ir gal, nežinau, jau gal kokią normalesnę nakvynę turėsiu. Čia dabar esu kaip ir vieną tokį video irgi kaip ir jau pakūręs, bet čia internetas labai prastas, tai žodžiu, arba iš vis nėra, arba ten labai jau super lėtai. Tai, bet pabiškai kažką ten keliu, tai nežinau, šiandien visą dieną ten kiek keliu, bet neįsikėlė dar, tai gal rytoj pavyks, arba gal užgaudysiu kažkokią vietą, kur gerai traukia. Tai va, ką, gerai, labanakt tada. Išlydėjo į mokyklą. Sapnavau kažką, kad kuriu jo kažkokį video, kur pasakoju, kad man primena, kad šitas gyvys, kai gieda, tai kad šaukia Vasilijai. Žinau, bet panašu, iš tikrųjų, ne? Tuoj gal sugėdos. Palapinė nebuvo idealiai pastatyta, bet čia sunku ant to asfalto. Tai šitie turėtų būti atskiri sluoksniai.
Dar šiaip naktį ten gal dar kažkaip čia lašėjo, tai... Nu, ta prasme, ant palapinės gal nuo medžio ar nuo kažko, nežinau, bet vienu metu buvo, kad ir manęs biški lašėjo. Bet, jo, šiaip turėtų atlaikyti turbūt ir stiprų lietų, jeigu gerai pastatyta. Atsisveikinau su fainai žmonėm, jo labai fainai priėmė, švis gerai, kad priėmė. Jo, už tvoros ten viskas saugiai ramiai išmiegojau. Dar, žodžiu, ryte, sako, čia tipo gal noriu, ten ar dušą į vonę, dar nusiprausiau, tai švis kaip naujas žmogus jaučiuosi. Tai žodžiu, labai fainai, ten sakau. Daug kur ieškojau, kur tie nakvynės kažkokie vietos, nieks ten nepriėmė, čia žodžiu, paprasti žmonės priėmė, tai labai fainai. Oras vaikščiojimui, ar tai gyvūnų stebėjimui, ne pats geriausias, kol kas, tai nežinau. Gal biškį luktersiu žiūrėsiu, jeigu toks, tai gal net neverta ten. Nu jo, kažin ar čia pagerės. Aišku, taip irgi savotiškai gražu, bet sakau, ten kažką pamatyti turbūt mažiau šansų, visi slepias nuo lietaus. Nu ir pats takas irgi, ir taip jis ten jau toks pažliugęs, tai per lietų šis ne kažką matyti. Nu jo, ne pats geriausias oras pasivaikščiojimams gamtoje. Sunku biškį be interneto kažką daryti. Nu, tausnai jis ten yra, bet super kažkoks lėtas, tai ten beveik nėra, galima sakyti. Tai taip, nežinau, reikia važiuoti tiesiog tolyn, kažkur, kur jau bus. Tada dar kažką pasidėlioti. Jo. Ką, išbandysim savo lietaus aprangą. Ar gerai veikia ar ne. Labą dieną. Nežinau, kaip karvės glostomos. Blemba, oras kaip ir pasitaisė. Aišku, čia šiaip jisai toks labai neprognozuojamas. Tai nors čia kažkiek važiavau, galvoju, gal grįžtam į tą taką ir pabandyti visgi praeiti tą taką. Nežinau, kiek aš čia dar kartų ar bendrai, nežinau, būsiu, tai dar dabar pakankamai aš čia arti, tai gal, kad ir nieko nepamatysiu, gal vis tiek verta, nežinau.
Ką bandom. Čia, skaitykim, buvo ryto treniruotė. Išbandyti šitos dalykus, jeigu tik nebus baisiai slidus. Pieštukinis dezodorantas, nu ne, čia, žodžiu, nuo uodų repelentas. Pas mus tokių gal net nelabai yra. Aš galvau, čia purškiamas. Nu, bet jeigu veikia, tai kodėl ne. Šitą pusę nejau. Praeisiu ir po to grįšiu pro ten, kur ėjau. Jo, čia dieną turbūt mažiau šansų pamatyti, kaip ir visur kitur. Nu jo, čia žemyn, čia bus ką veikti, aukštyn užlipti. Nu jo, čia tokie aukšti laiptai, o yra ką veikti. Aišku, nebūna čia per tas upės eit, bet atrodo netoli. Štai biškį girdėjęs tų staugūnų riaumojimas. Neblogi stiebai. Okei, dar žemyn takas eina. Kažkaip galvoju, kad jau gal į viršų eisiu. Šimtakojis. Vau, geras. Nu jo, vertėjo gal čia visgi ropštis. Įdomus ledai. Šiandien gal kažkokia šventė, visi su juodais kryžiais ant kaktos. Atrodo neįprastai šiek tiek, bet gal čia įprasta, nežinau. Važiuoju. Tiesiog laidai nukritę. Tokie ploni, net nesimato. Bet netiko gal elektrą. Bet žodžiu,
Čia kažkas važiuotų, ten laisvai. Koks motociklininkas išsipjaustytų. Ryte nebuvo, tai čia šviežiai kažkaip nusitraukė ar kažkas nutraukė. Pasakiau kelininkams, kad sakau, ten laidai guli. Nežinau, ar jie žino, nežino. Neatrodė labai sunerimę, bet lyg ir suprato. Šitą tokias biški šaradas pažaidžiau. Tai va. Ką pagaliau pagrindinis kelias. Buvo visai ką veikti. Labai naglas. Puikiai džiūsta dalykai. Bandžiau šitą. Jo, reikia, kad eitų į vidų šitą, kad kitaip nuo apsaugos eina į vidų batų gauti. Nuo kelnios, tai dabar pakeičiau. Sausasis sezonas vadinasi. Viskas čia plaukia. Dar griaustinis buvo, sužaibavo, ten vos nebaisiai toli ir direkstelėjo. Net nežinau, kur čia geriau pabūti, ar važiuoti, nevažiuoti. Pasiėmė čia kažkokį kambarioką, kambarį. Tai dabar vieną nakį neturi. Ten pigesnis, tai kažkoks brangesnis, bet tipo atskiras, bet yra namelis medį. Tai žodžiu, tą pasiėmiau ir tada jau rytoj berods yra kažkoks su atsidė kažkur netoli, bet su kaip čia bendru vonios kambariu, bet kambarys tipo atskiras. Tai tą irgi kaip ir galvoju gal imt. Žodžiu, dabar jo visas šlapės kiaurai, kažkiek. Jo, reikia viską susinešt. Jo, ir išsidžiavint, pasiruošt toliau. Šainamelis. Kaip žiūrėt. Šiaip pats miestukas tai gražus. Mačiau tokių namų spalvotų ir. Okei, čia įdomu. Tipo privatus vonios kambarys. Ar tikrai? Galvus. Okei. Čia aišku gali būti vėsoka gal. Čia turbūt. Toks irgi su čia lauko langais. Kur čia šviesa? Čia gal? Ne? Okei. Dušas, kur po to nubėga. Šiaip geras. Dabar aišku sušalus, tai taip. Nežinau.
laukia nebaisiai atrodo, bet nu nieko, nusiimsiu tos rūbus, čia jeigu dušas dar turbūt šiltas, matau, yra tas kažkoks šildytuvas. Turėtų būt nice. Reiks išnešt daiktus. Žodžiu, ten tas vietnamiečių krepšys, rėmo krepšys. Nu jis ir šiaip jau pradėjo kažkaip plyš pabiškį ten tos vietos, kur užsitvirtina. Bet dar ir, man rodos, ir per šlapą biškį, tai žodžiu, ten, aišku, nu, nereiks žiūrėt, bet ten mano yra ir visokia elektronika ir taip toliau. Kažkiek, tai, nu, nežinau, ar ten žiūrėsiu. Tikiuosi, kad nesušlapo ten mirtinai. Bet jei ne, tai, žodžiu, reiks kažkaip žiūrėti. Tai krepšį gal keisti, arba, nežinau. Nu, aišku, per lietų tada jau geriau iš vis nevažiuoti. Aišku, arba išdėliot ar kitaip tos daiktus, kad nebūtų ten, nu, tokių svarbių tam krepšį. Nu jo, nu ir dar žiūrėsiu tie vokiečių krepšiai. Tikiuosi. Nu jie jau tokie firminiai ten geri, tai nežinau. Tie tai turėtų neperšlapt. Jo, reikia, žodžiu, išsidžiavinti, pasikeisti ir įlysti dušą ar kažką. Jo, visgi per tokį stiprių lietų gal ir ne visai tada atlaiko visi dalykai. Mano ten ties pats ir tie batai ar kažkas tai irgi. Na, aš turiu tos antbačius tokius, kurie šiaip jie gerai veikia ten. Bet kai toks lietus ir tada nuo ratų taip irgi tokį pilą kaip surovė, tai nu ten realiai tas pats kaip, nežinau, batą kišti į upelį kokį. Tai, nu, tai nebepadeda jau nuo tokio. Tai žodžiu. Dar telefonas irgi buvo, kad ten jau vos ne kažkaip keistai veikia. Tai žodžiu, reikia atsargiai su to vandeniu. Nežinau, ar logiška, kad moki daugiau, kad miegotum lauke. Nu, bet čia ale už patirtį ar už ką čia, kad čia net tos duris kaip čia jas užsidaro. Neužsidaro. Prilekščia vabzdžių kokių. Ir tai čia nėra jau baisiai kažkaip šilta ar ką. Nu, žodžiu. Čia vadinasi prabangus namukas. Tokių va, pavyzdžiui, draugužių. Man atrodo, jisai šviečia. Nice. Nu, tam tikrą prasme įdomu. Nu jo, vokiečiai atrodo atlaikė. Tai gerai. Nu, jo, išmiegojau kažkiek. Šiaip šaltoka visai buvo. Pati lova tokia irgi. Nu, ta kaldra tokia maža. Jo. Kažką ten pasidžiaučiau, dabar lyja. Tai gal traukti. Įdomu, koks dar vaizdas už lango, jeigu čia kažkas matosi. Gal į lauką reikia išeiti. Okay. Nu šiaip viskas ten po stogeliu, tai nieko tokio. Tik aišku, išdžių, tai nelabai išdžių. Reiks gal kur ant saulės ar kažkur, jeigu bus saulės, padėti. Tai jo. Ta. Kaip ir viską įmanoma nešti vienu kartu. Reikia bandyti tą kitą vietą persikrauti. Styti. Ką, naujas kambariukas. Tipo, downgrade'as, bet iš tikrųjų gal net upgrade'as. Už mažesnę kainą ir, žodžiu, nelaukia. Eisiu dabar, išsidžiausiu dalykus. Kažką ten gal viduj biškai, mačiau, yra kažkokie
virvės, kažką laukia gal palapinės kokias, ant gatvės kažkur padėsiu, nu tada ant saulės greit gal tai išdžius. Keletas dalykų, ką nusipirkau. Klijų. Čia tokį dirželį. Šiaip geras ir kaina gera. Tvirtinimui. Gal vietoj tos virvės tiks. Čia visokių adatų. Nu, vienos neparduoda, bet renkinys irgi tik tai 1500. Ir nuo rataus tokį kostiumą. Čia vietiniai tokius irgi naudoja motociklininkai, tai nu, bus geriau, nes mano tie ne visai atlaiko. Jo, čia tas krepšys. Tai iš tos vietose pradžioj čia atplyšo jau tas, kaip turėtų būti, ta prasme, tiesiog pristvirtinęs atplyšo ir priekį. Taip pat, tai nežinau, ar čia nuo vandens, ar nuo ko, ar tiesiog dėl laiko. Ai, su šituo, tai kaip prasidūrė dar tie klijai. Okei. Nice, dabar jau prasidūrė, arba to pačiu ir įsikimšo. Okei. Geras. Wop. Aišku, apsiklijau dar pats. Gal nusivalysiu lempą. Na. Bus dar viena priežastis neveikti pirštų antspaudams.